mes dažnai girdim, ypač per visokius mokymus, kad išeik iš komforto zonos. Tai pirma apibrėžiam sau, kas yra mums ta komforto zona, Nes dažnai būna, pavyzdžiui, kad aš turiu toksišką aplinką, kur mane kritikuoja, pastoviai kažkom nepatenkinti, kaip pavyzdžiui, tada aš dirbu nemėgstamą darbą, kur einu per prievartą, o ne su džiaugsmu ir su meile. Tada aš nevalgau ten skanaus kokybiško maisto, o tiesiog kropas, ten tik tai daržovės paprastos, bulvės, burokai ir viskas, Tada aš gyvenu, pavyzdžiui, nesuremontuotam būste, Ir kai pasako, kad išeik iš komforto zonos, tai va tokie dalykai, tai nėra komforto zona, tai yra diskomforto zona, kur aš esu nepatenkintas ir tada aš turiu eiti į komforto zoną, ten, kur man bus gera. Nes jeigu, pavyzdžiui, mano komforto zona, dabar aš esu komforto zonai, kad mano namai sutvarkyti, švarūs, aš tikrai jais patenkinta, aš valgau sveiką skanų maistą, aš turiu nuostabius draugus ir giminės, kurie visada mane palaiko, Tai yra mano komforto zona, taip, bet jinai irgi nebus amžina, nes aš augu, aplinkiniai auga, tobulėja, laikai keičiasi, mada keičiasi, daiktai nusidėvi, drabužiai nusidėvi ir vėlgi kažkas nusidėvi, kažkas pasensta, mano žinios pasensta, nes aš negaliu elgtis lygiai 20 metų ir 40 vienodai, Tai reiškia, ta komforto zona, jinai yra tik tai kažkokį laiką, Nes po to vis tiek mes peraugam ir vėl ta mano, kuri vakar buvo komforto zona, šiandien jinai yra diskomforto zona, Ir aš tada išeinu iš tos diskomforto zonos ir einu vėl į komforto zoną. Tai jeigu jūs sakot, kad išeik iš komforto zonos, tai pirmas dalykas pasižiūrėkit, ar jūs esat komforto zonoj, ar jūs esat diskomforto ir jūs norit pasiekti tą komforto zoną. Kaip tą padaryti, tai pirmas dalykas, ar tikrai jūs norite tos savo komforto zonos, ar tai yra primestinai iš socialinio gyvenimo, Nes dabar iš tikrųjų būna taip, kad mes matom socialiniam gyvenime, Instagrame, Facebook'e, visi laimingi, visi keliauja, visi turtingi, visi sveiki, Ir mes matom tik tai tokias etiketės, o kas už tų etikečių nieks negalvoja ir nieks nemato ir nieks neparodo, Nes tai neįdomu. Jeigu aš parodysiu, kad aš gyvenu sugriuvusiam name, jums tikrai bus neįdomu, nes visi mes norim to, wow, ten yra džiaugsmas, ten yra laimė, ten yra sveikata, ten yra pinigai, ten yra turtai ir visi nori to. Bet dažnai būna, kad tie mano norai, jie neatitinka iš tikrųjų mano norų, o jie yra primestini, Nes taip, aš irgi noriu taip keliauti, pastoviai ten gyventi kelionėse. Tai sustokit ir pagalvokit, ar tikrai tai yra jūsų noras, Ar tikrai jūs galėtumėte gyventi be to kažkokio sėslaus tokio gyvenimo, kad jūs galėsit gyventi be pastovios gyvenamosios vietos, pastoviai su lagaminais, su lagaminu į vieną viešbutį, kitą viešbutį, gerai ten į butelį mėnesiui, 2, pusmečiui, kur kaip ir nelabai galit remonto padaryti, kažką ten net įkalt negali, todėl kad čia nėra jūsų būstas. Tada vėl kraustytis kitur, Tada, pavyzdžiui, jeigu dar jūs su vaikais, pagalvot, vaikai, gerai, kol jie dar neina į mokyklą, tada į mokyklą, Ar tikrai aš noriu ir vaiką tampyti per skirtingas mokyklas, Dabar yra mokymai iš namų, nuotoliu. Tada ar aš
apsiimsiu to, kad aš sėdėsiu su to vaiku, papildomai turėsiu mokintis arba jį kontroliuoti, arba ten visko organizuoti, kad tik tai ir jisai galėtų mokintis. Ne? Ar tikrai tai yra mano norai? Ar tikrai aš noriu gyventi dideliam name, ne? Kur aš leisiu laiką, galbūt tik tai vienam kambarį, vonioj ir virtuvėje, ne? Ir tada 5 kambariai, pavyzdžiui, stovės tušti, ne? Arba ten bus sudėti tiesiog dėžės kažkokios daiktai, kur bus kambariai kaip spintos. Ar tikrai tai yra mano norai? Nes šiais laikais išsigryninti, kas yra mano norai, yra labai sunku, nes visokio daiktų, paslaugų, pramogų, ne, paklausa yra tokia didelė, kad žmogus tiesiog net nespėja visko išbandyti ir jisai nori. Bet sugebėt sustot ir pagalvot, ko aš iš tikrųjų noriu, kas mane vargina, ko aš nenoriu, ne, tai yra irgi susijęs su meilė savo, su pagarba savo, ne, nes jeigu aš save myliu, aš eikvoju savo resursus, savo energiją, savo laiką, savo sveikatą, ne? Aš tikrai nesitrankysiu kažkur po naktinius klubus, kur nėra mano norai, ne? Ir aš ramiai leisiu laiką, pavyzdžiui, galbūt nueisiu į masažą ir vakarais aš ramiai skaitysiu knygą, ne? Galbūt aš sudėsiu dėlionę, kartu su vaiku papiešiu, ne? Ir viskas, ir man daugiau nieko nereikės. Ir tikrai yra sunku atrinkti, kas yra mano, ko aš noriu, kai yra didžiausia paklausa. Sustot ir būt kitokiu, turėti kitokius norus, nei visi to nori, tai yra didelė drąsa. Ir linkiu jums tos drąsos, kad išsigrynint, ko aš noriu ir nežiūrėt, ką kiti sako, tiesiog siekti to, ko aš tikrai noriu, ten, kur mano siela, ne, kaip ir mano sielai tas patinka, ne, kai sako, o Dieve, mano siela dainuoja, džiaugiasi, ne, kai aš tą darau, kai aš tą gaunu, ne. Tai vat eikit pagal savo sielos balsą ir siekite to savo norų, kurie eina iš vidaus, o ne iš socialiai primestinų. Tai linkiu būti drąsiems ir eiti link savo norų.